Tai toks įrankis, kurį tikrai pakankamai dažnai naudoju, nusistatau laiką, kokį reikia man nuo kada, tam tikrus nustatymus ir faniai. Šiandien žaidžiau su Vio 3. Tai šito, taip, jo, Vio 3. Tai tikrai gražiai kūrė. Vienintelis dalykas, kas man nepatiko, tai kad titrus jie uždeda kažkokią šriftą pasirenka, nepatiko, bet šiaip visai jau neblogai. Pradeda su tuo dirbti. Toliau yra mano pamėgtas ChatGPT. Tai čia su jo dirbu tikrai pakankamai daug ir su juo nemažai pasibendrauju, kad išgryninti idėją. Ir tarkim dabar, kai einant prie to mano dirbtinio intelekto sujungimo su WordPress'o ir WooCommerce'o, tai irgi su ChatGPT dabar dėliojos, ką aš noriu ir kaip turės tai veikti.